Sveiki visi, keliaujantis kartu su manimi per Andrew Wommack knygos Neribok Dievo puslapius. Ir štai mes atkeliavome į antrą skyrių šios knygos, kuris vadinasi Šio pasaulio rūpesčiai. Ir šiandien mes skaitysime antro skyriaus pirmąjį skyrelį, kuris vadinasi Būk ramus. Taigi, ką autorius, apie ką jis kalbės šiame skyriuje, šiame antrame skyriuje. Andrius sako, šiandien labai lengva leisti šio pasaulio rūpesčiams, turto apgaulį ir kitų dalykų geiduliams įeiti ir užgniaužti žodį. Šie trukdžiai riboja Dievą ir neleidžia mums suprasti jo plano mūsų gyvenimui. Kai sėkla, Dievo žodis, pasėjama į žemę, mūsų širdis, ji turi potencialą duoti 100 kartų didesnį vaisių, derlių, 100 kartų daugiau, ji gali duoti 100 kartų daugiau. Tačiau derlių lemia ne sėkla, o žemė. Jei mūsų gyvenime yra tiek daug erškėčių ir leidžiame šio pasaulio rūpesčiams, turto apgauliai ir kitų dalykų geiduliams įeiti į mūsų širdis ir užgniaužti Dievo žodį, tuomet mes apribojame tai, ką jis gali padaryti mūsų gyvenime. Taip, čia aš tuoj surasiu ir pacituosiu rašto vietą, ar ne, tai yra palyginimas, kurį Jėzus Kristus pasakė savo mokiniams ir kitiems jo klausytojams, kurį dažnai man Viešpats atversdavo šventam rašte perskaityti. Ir aš vis galvodavau, kodėl Viešpatie tu dar ir dar kartą man atverti šią vietą. Ir matote, aš šią knygą neskaičiau prieš darydama šios video, aš ją skaitau kartu su jumis iš tiesų, nes noriu gyvai su jumis skaityti ir gyvai dalintis tą, ką man Viešpats įdeda, beskaitant šią knygą. Todėl va čia ir dabar aš pasimsiu tą raštą vietą ir kartu su jumis ją paanalizuosiu, nes manau, kad ji yra labai svarbi, kadangi Viešpats ne kartą mane ragino ją dar ir dar kartą skaityti. Palyginimas, kuriuo Kristus pasidalino ir į kurį čia nurodo Andrew Wommacko knygos tekstas, yra iš Mato Evangelijos 13 skyriaus nuo 1 eilutės. Aš paskaitysiu. Ta diena, išėjęs iš namų, Jėzus atsisėdo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia, todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o žmonės stovėjo pakrantėje. Jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Ir palyginimas buvo pirmasis štai toks. Štai sėjėjas išėjo sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito palei kelią ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito lietoj vietoj, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai išdegė ir neturėdami šaknų sudžiūvo. Kiti nukrito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių. Vieni 100-eriopą, įsivaizduokit, viena sėkla duoda 100 vaisių. Ir po to tas 100 vaisių duoda dar, kiekvienas iš jų dar po 100. Įsivaizduokite, koks augimas, koks eksponentinis augimas. Vieni 100-eriopą, kiti 60-eriopą, dar kiti 30-eriopą. Kas turi ausis klausyti, te klauso. Priėję mokiniai paklausė jo, kodėl jiems kalbi palyginimais. Jėzus atsakė, jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota.
Mat kas turi, tam bus duota ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais, todėl kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijos pranašystės žodžiai. Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdis aptuko, jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimis ir neatsiverstų ir aš jų nepagydyčiau. Bet palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausis net girdi. Iš tiesų sakau jums, daugelis pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir girdėti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. Tad pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi karalystės žodį ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta jo širdyje. Tai yra pasėlis prie kelių. Pasėlis uolotoje vietoje. Tai tas, kuris girdėdamas žodį tuojau su džiaugsmu jį priima, tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus, kilus kokiam sunkumui ar persekiojimui dėl žodžio, jis tuoj pat pasipiktina. Pasėlis tarp erškėčių, tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turtų apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. Kiek daug yra pavojų, ar ne, pasėtam žodžiui, daug yra pavojų. Gali ateiti priešas ir jį pavogti. Kas buvo pasėta širdyje, gali mūsų širdis sukietėti ir žodis neturės galimybę suleisti šaknų. Gali būti erškėčiai mūsų širdyje, šio pasaulio rūpesčiai, ir pasėlis lieka nevaisingas. Tačiau 23 eilutė. O pasėlis geroje žemėje, tas, kuris girdi ir supranta žodį, tas ir neša vaisių, kas duoda 100-teriopą, kas 60-teriopą, o kas 30-teriopą. Amen, haleliuja. Aš tikiu, kad visi čia esantis ir besiklausantis šios knygos puslapiai yra tie, kurie turi gerą žemę savo širdyje, kurie trokšta, kurie negali kitaip, kurie nebegali atsitraukti nuo Dievo žodžio, kurie nebenori niekur pasitraukti nuo viešpaties Jėzaus Kristaus praminto kelio ir nori sekti juo. Trokšta, tiesiog negali kitaip, jų gyvenimas yra persmelktas šito troškimu sekti juo. Aleliuja, dėkoju viešpatį už kiekvieną, kuris ateina ir klausosi tavo žodžio, tavo mokymo, tavo vedimo, Dieve, dėkoju tau, tebūnie tau garbė ir šlovė per amžius, viešpatį. Taigi savo knygos 2 skyriuje Andrew Wommakas kalbės apie šio pasaulio rūpesčius, kaip ką tik skaitėme Jėzaus palyginime apie sėjėją. Ir dabar einame į pirmąjį šio didelio 2 skyriaus apie pasaulio rūpesčius skyrelį, kuris vadinasi Būk ramus. Ir autorius kalba taip. Mes negalime suprasti Dievo didybės, jei nenurimstame ir neuždarome kai kurių dalykų iš savo gyvenimo. Neuždarome, neištriname, nepašaliname kai kurių dalykų iš savo gyvenimo. Turime būti tylūs ir leisti jam kalbėti. Taip, aš patvirtinu, tikrai žinau, kad pasaulio triukšmas, rūpesčiai, bėgimas, darbai, projektai, nuolatinis veikimas kažko ir darimas
kažkaip užtildo Dievo kalbėjimą. Mano viduje taip pat, nežinau, ar jūs esate tai patyrę ar ne, bet tikrai žinau, kad reikia tylos ir vienatvės ir pabūti vienumoje ir tyloje su Viešpačiu, kad išgirsti jo balsą. Ir čia Andrew Womakas remiasi 46 psalme, 10 eilutė, kuris sako: nusiraminkite ir žinokite, kad aš esu Dievas. Kiti vertimai sako šiek tiek kitaip. Taigi kiti lietuviški vertimai šią eilutę verčia taip: taikykitės ir žinokite, kad aš esu Dievas. Ir eilutė baigėsi taip: iškilus tautose, iškilus žemėje. Kitas vertimas: liaukitės ir žinokite, jog aš esu Dievas. Aš būsiu išaukštintas tarp pagonių, išaukštintas žemėje. Na ir jo, taikykitės ir žinokite. Angliškai sako stand still. Tai būk ramus, stovėk ramiai ir žinok, jog aš esu Dievas. Man labai patinka angliškas toksai tvirtas labai pasakymas. Stand still, žodžiu, ramiai būk, nesiblaškyk, būk ramiai ir žinok, kad aš esu Dievas. Taip, kita rašto vieta sako: nusižeminkite po galingą Dievo ranką ir jis išaukštins jūs metui atėjus. Taigi, ką autorius nori tuo pasakyti? Jis čia pateikia savo pavyzdį tokį ir sako: kai Jamie ir aš buvome Vašingtone tais metais, kai mirė prezidentas Reiganas, turėjome galimybę dalyvauti jo laidotuvių procesijoje. Eidami Nacionalinio alėjos žvyro taku pastebėjome, kad negirdėjome nė vieno savo žingsnio garso. Aplinkui niekas nekalbėjo ir nedarė jokio triukšmo. Tačiau mes negirdėjome net žvyro po kojomis. Kitą dieną, sako autorius, nuvykome į Shenandoah nacionalinį parką ir ėjome žvyro taku, Apalačių taku. Čia mūsų žingsnių garsas buvo toks stiprus, kad aidėjo per visą mišką. Stebėjausi, kaip čia girdime žvyro garsą, o nacionalinėje alėjoje ne. Viešpats man pasakė, kad taip yra dėl viso foninio triukšmo Vašingtone, lėktuvų, eismo ir kitų garsų. Vau, niekada apie tai nesusimąsčiau iš tikrųjų, kad miestuose yra toks didelis foninis triukšmas, ar ne? Automobiliai, lėktuvai ir panašiai. Jei mūsų gyvenime per daug foninio triukšmo, mes apribojame savo gebėjimą girdėti Dievą ir praleidžiame tai, ką Jis mums sako. Tai va, jo foninis triukšmas, ar ne? Kas mūsų gyvenime yra tas foninis triukšmas? Reiktų apie tai galbūt pamastyti, ar ne? Ir čia Andrew Womakas sako: jei mūsų gyvenime per daug foninio triukšmo, mes apribojame savo gebėjimą girdėti Dievą ir praleidžiame tai, ką Jis mums sako. Rašto eilutė cituojama iš pirmos karalių knygos 19 skyrius 11-12 eilutė. Ir štai viešpats praėjo. Prieš viešpatį kilo didelis ir stiprus vėjas, draskantis kalnus ir daužantis uolas, bet viešpaties nebuvo vėjyje. Po vėjo žemės drebėjimas, bet viešpaties nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo ugnis, bet viešpaties nebuvo ugnyje. O po ugnies tylus, švelnus balsas. Pažiūrėkime, ar yra kitokių vertimų šios
rašto vietos. Pacituosiu keletą šiek tiek kitokių vertimų šios rašto vietos. Vienas sako, taip viešpats tarė, išeik ir atsistok ant kalno prieš viešpatį. Viešpats praėjo ir didelė bei smarki audra, ardanti kalnus ir trupinanti uolas buvo priešais viešpatį. Bet audroje nebuvo viešpaties. Po audros drebėjo žemė, bet viešpaties nebuvo žemės drebėjime. Žemės drebėjimui praėjus pakilo liepsnos, bet ir liepsnose viešpaties nebuvo. Tada pasigirdo tylus, ramus balsas. Išeik laukan, jis pašaukė, ir stovėk ant kalno prieš viešpatį, nes viešpats praeis. Pūtė didelis vėjas, jis buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalus uolas prieš viešpatį. Bet viešpaties nebuvo vėjyje. Po vėjo žemės drebėjimas, bet viešpaties nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo ugnis, bet viešpaties nebuvo ugnyje, o po ugnies švelnios tylos balsas. Kaip įdomi, ar ne? Va, kitas vertimas sako, švelnios tylos balsas. Tyloje galime išgirsti, kartais tyloje kalba viešpats, švelnioje tyloje kartais kalba viešpats. Išeik laukan, pašaukė jis, ir stovėk ant kalno prieš viešpatį, nes viešpats praeis. Pūtė didelis vėjas ir buvo toks stiprus, kad kaldė kalnus ir trupino. Taip, atsiprašau, už sutrukdymą iš naujo paskaitysiu. Išeik laukan, pašaukė jis, ir stovėk ant kalno prieš viešpatį, nes viešpats praeis. Pūtė didelis vėjas ir buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalus uolas prieš viešpatį. Bet viešpaties nebuvo vėjyje. Po vėjo žemės drebėjimas, bet viešpaties nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo ugnis, bet viešpaties nebuvo ugnyje, o po ugnies švelnus tylus dvelksmas. Va, dar kitaip, ar ne? Švelnus tylus dvelksmas. Taigi, autorius šioje vietoje nori pasakyti, o aš šitais visais 3 skirtingais vertimais, kurių niuansus labai vertinu iš tikrųjų, noriu užtvirtinti, kad Dievo tikroji prigimtis yra tylus ir švelnus balsas. Autorius sako toliau, Elijas matė žemės drebėjimą, ugnį ir galingą vėją, kuris daužė uolas, bet Dievo nebuvo nė viename iš šių įspūdingų reiškinių. Jis kalbėjo tyliai, švelniu balsu. Švelnios tylos balsas, ar ne? Vienas mūsų vertimas kalba, kitas sako švelnus tylus dvelksmas, tylus ramus balsas, tylus švelnus balsas. Kokie gražus visi iš šių apibūdinimų. Taigi, tai yra pagrindinis būdas, kuriuo Dievas kalba mums. Jis gali kalbėti galingai, bet jo tikroji prigimtis yra tylus, švelnus balsas. Jėzus sakė, aš romus ir nuolankios širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mato 11 skyrius 29 eilutė. Jėzus galėjo ateiti į žemę, nusileisdamas lėktuvu Jeruzalėje. Tai būtų sukėlę daug dėmesio, ar ne? Įsivaizduokit, prieš 2000 metų kažkoks reaktyvinis lėktuvas, kuris atrodytų tikrai antgamtiškai to metų žmonėms. Tačiau, taigi Kristus galėjo nusileisti, ar ne, įspūdingai, su, sakykime, skraidančia lėkšte, kas mums dabar būtų įspūdinga, ar ne, kaip čia būna visos tos tokios spekulacijos apie įvairius ufonautus ir panašiai. Bet jis taip nepadarė. Jis pasirinko ateiti
taip tyliai ir ramiai tvarte, gimti tvarte. Nors ir žvaigždė švietė labai stipriai ir pranešė apie jo gimimą. Bet tą žvaigždę pastebėjo tik tai piemenys, na ir kitų šalių išminčiai, sekantis dangaus ženklus ir suvokiantis ir suprantantis kažką daugiau apie žmoniją, apie jos paskirtį, apie tikslą ir apie poreikius. Jie atpažino toje žvaigždėje išgelbėtojo, išganytojo ir mesijo gimimą. Ir šalia tvartelio esantis laukuose piemenys. Niekas kitas, visi kiti buvo užsiėmę savo gyvenimais, savo rūpesčiais, savo šurmuliu, savo foniniu triukšmu, ar ne? Taip. Tačiau jis pasirinko ateiti ir paskelbti savo atėjimą piemenims. 99% mūsų bendrausime su viešpačiu ne per akinančias vizijas ar dramatiškus įvykius, bet per subtilius, paprastus dalykus. Tačiau jei nesame atsargūs, šio pasaulio rūpesčiai, turto apgaulė ir kitų dalykų geiduliai užgniauš tą tylų viešpaties balsą, švelnų balsą, malonų balsą, švelnų dvelksmą. Psalmė 46, 10 eilutė sako, nusiraminkite ir žinokite, kad aš esu Dievas, ar ne? tą matėme jau prieš tai. Kitur sako, susitaikykite ir žinokite, kad aš esu Dievas, ar ne? Dar kitur sako, kaip ten mes matėme prieš tai nesenai, ar ne? Irgi skirtingose vertimuose, bet esmė tokia. Būk ramus ir žinok, kad aš esu Dievas. Taigi turime nurimti. Mūsų gyvenimo būdas dažnai nėra tinkamas santykiui su Dievu. Mes užpildome savo gyvenimą įvairiais dalykais ir neturime jokio laiko. Neturime laiko tam nurimimui, ramybės laiko, nieko neveikimo laiko, be jokio užimtumo, būti niekuo neužsiėmusiu. Jei tik turime laisvą minutę, tiesiog įsijungiame televizorių, sako autorius, ar ne? Ir niekada neturime laiko, kad mūsų protas būtų laisvas Dievui ir jis galėtų mus vesti. Ir štai tokie dalykai riboja Dievą, riboja tai, ką Dievas gali padaryti ir nori padaryti mūsų gyvenimuose. Jeigu mes neįsiklausome į jį, kaip mes sužinosime, ką viešpats nori mumise ir per mus nuveikti. Kartą turėjau sapną, sako autorius. Jame mačiau vėliavą su psalmės 46, psalmės 10 eilutės, kai kur pas mus yra tai 11 eilutė, žodžiais, bet negalėjau prisiminti, ką tai eilutė sako, nors ją buvau citavęs 100 kartų. Atsibudęs atsiverčiau raštą ir perskaičiau. Angliškai šitą eilutę skamba taip. Be still and know that I am God, skamba, ar ne? Angliškai tai toksai, net nejudėk, būk ramus ir nesiblaškyk, būk ramybėje. Still tai toksai, aš atsimenu mano kaime Žemaitijoj. Taip drausmindavo karves mano močiutė ir mano teta. Kai karvė, žinot, ateidavo karvės melžti ir taip su koja kartais taip norėdavo ten savo tešmenį pasikasyti. Ar kažkaip tai ir taip darydavo tokį judesį su savo užpakalinė koja. Aš atsimenu, kad mano teta ir mano močiutė taip drausmindavo karves, sakydavo still. Tai man tas žodis still, be still, tai yra toksai labai toksai nurodantis, įsakantis, toksai tiesiog būk ramiai, būk ramus ir žinok, kad aš esu Dievas. Taip, taigi, autorius toliau sako, nežinau, ką tiksliai tai reiškia, bet pagalvojau, dėl viso pikto, priimsiu šito žodžius rimtai, ar ne?
šitos psalmės. Ir sako, ir tiesiog sėdėjau nejudėdamas daugiau nei 1.5 valandą. Oi, man tai patinka, žinokit, šito autoriaus, Andrew Womako humoras, jisai jau kartais tikrai. Jisai sako, va, aš tiesmukiškai priėmiau šitą Dievo nurodymą ir tiesiog sėdėjau nejudėdamas daugiau nei 1.5 valandą. Jo, juokinga, bet taip, kartais galbūt verta ir ačiū jam už jo nuoširdumą ir už jo atvirumą iš tikrųjų. Nes tikrai kartais yra neaišku, ar ne, ką mums Dievas nori pasakyti ir kartais tikrai gal verta priimti labai tiesmukai tai, ką jis sako ir kaip gerai, kad toks žmogus žinomas pasaulyje, žmogus taip atvirai dalinasi savo tokiu, ar ne, nekaltu tiesmuku tikėjimu ir jo priėmimu, Dievo žodžio priėmimu. Mes, manau, kiekvienas galime taip pasielgti. Taip, ir paskui autorius sako, kad jo gyvenime buvo tiek daug dalykų. Pavyzdžiui, elnis priėjo ir žiūrėjo man tiesiai į akis. Burundukai sėdėjo ant mano kojų ir lipo man ant kojų. Mačiau 1000 skruzdžių, girdėjau paukščius ir vėją. Visa tai vyko nuolat, bet aš to nepastebėdavau, nes buvau per daug užsiėmęs. O Viešpatie, dabar aš su jumis pasidalinsiu iš savo širdies. Pastaruoju metu prie manęs labai ateina daug paukščių. Tikrai ateina labai daug paukščių. Arba kartą toksai būrys didžiulis, balandžių didžiulis būrys, kokie 30 turbūt. Man einant keliu tiesiog pakilo visi kartu ir visas šitas būrys praskrido tiesiog man aplink mane apgaubė ir praskrido į viršų. Na ir taip, tą vakarą buvo nuostabus dalykas, aš dalyvavau išgydymo maldų vakare, kaip užtarimo maldos partneris su vienu nuostabiu žmogum ir vyko labai daug gražių išlaisvinimų ir išgydymo, šlovė Viešpačiui. Taigi, bet Viešpats kalba mum ar ne per tos paprastus ženklus, gamtos ženklus, kurių mes, jeigu esame labai užsiėmę, labai apgaubti to foninio triukšmo, nepamatom ir negirdim ir netkreipim jos dėmesio, o Viešpats mums kalba per juos. Matau, kad labai ištiesiau šį savo video, taip dabar pabandysiu pagreitintai baigti. Taigi autorius sako, dvasinėje srityje yra taip pat. Dievas nuolat kalba. Ar kada susimastei, kad kaip paukščiai gali skristi 1000 kilometrų ir kasmet nusileisti toje pačioje vietoje tą pačią dieną? Arba kaip žuvis žino, kur neršti? Psalmė 19:1 eilutė sako, dangus skelbia Dievo šlovę, skliautas skelbia jo rankų darbą. Kūrinyje kasdien šaukia mums kiekvienas saulėtekis ir saulėlydis liudija Dievo didybę. Dievas nuolat kalba. Bet mes per daug užsiėmę, kad jį girdėtume. Daugelis žmonių nemėgsta nurimti, nes tada jų viduje tarsi įsijungia signalas ir jie pradeda galvoti, ar tai viskas, ar tam aš gimiau, ar yra kažkas daugiau, ar tikrai darau tai, kam Dievas mane pašaukė. Šie klausimai daugeliui kelia diskomfortą, todėl jie juos užgožia. Taip jie nebegirdi Dievo balso. Mūsų gyvenimai tokie užimti, kad net kalbame apie tai, kaip esame užimti. Jei turime laisvą minutę, ją užpildome. Mes daugiafunkciškai dirbame ir tuo didžiuojamės. Bet vietoj to turime susikurti aplinką, kurioje galėtumėm girdėti Dievo balsą. Jėzus atskyrė savo mokinius ir liepė jiems pailsėti. Morkaus 6 skyrius 31 eilutė. Jis pats ėjo į dykumą pailsėti, bet minios sekė jį, todėl jis budėjo visą naktį melsdamasis. O Mato 14 skyriui Jėzus įkraudavo savo dvasinės jėgas, baterijas bendraudamas su tėvu. Tai jam buvo svarbiau nei miegas. Jei Jėzui reikėjo atsiskirti ir pailsėti, mums taip pat to reikia.